Tai mes svečiuojamės vėl pas Tomą Vaitkūną, Onyx Tattoo studijoje Vilniuje ir turim naują pašnekovę. Ką žinot, nežinot, gali, nežinau, pristatyti kažkaip. Tai tu pristatyk, tu mane pasikvietei. Man labai sunku tave pristatyti, nes labai mažai apie tave informacijos realiai. Negi pačiam Instagrame, ten 8 postai ir tiek, ir kas labai keista šiuolaikiniam amžiui. Ir mačiau tiesiog, kad pasivadinus esi komikė. Tai truputį gal papasakok apie tai, kaip pradėjai, kur tave galima pamatyti ir panašiai. Kaip aš pradėjau? Pradėjau tai realiai studijų dar laikais, kai aš studijavau kūrybinės sprangų industrijas. Aš atlikau praktiką pas Olegą. Ir mano... Šiaip mano viso to komedija nuo jo ir prasidėjo. Ir prasidėjo nuo gal mokyklos laikų, nes aš visą laiką žiūrėjau jo video, daugumoje akcentą. Ir aš visą laiką norėdavau gyventi tokį gyvenimą, kaip, tarkim, Olegas gyveno. Ir kai išvažiavau studijuoti aš į Vilnių, tada praktiką pasiėmiau pas Olegą, nes dėl studijų reikėjo praktikos. Ir po truputį įsivažiavau visą tą reikalą ir turėjau tokią svajonę, kad aš irgi gal kažkada stand-upinsiu ir laidas kursiu komedijinės. Bet kažkiek pabijojau ir aš realiai ne pernelyg senai pradėjau visą tą komedijinį dalyką, tai gal prieš 2 metus. Ir taip fiziškai gal viskas prasidėjo nuo negyvo Tinderio, žinai tą laidą? Jo, šitą tai mačiau, šitą visi matė, ta legendinė tavo frazė buvo. Jo, aš iš tikrųjų nuoširdžiai galvojau, kad nieks nematys tos laidos ir niekam nelabai bus įdomu, bet tada man pradėjo draugai siųst, kad tik tokia ta frazė, būtent ta frazė. Gali priminti, kas nematė, kokia frazė buvo? Ten buvo frazė, kad labą dieną, aš Kamilė, man 2 metai, nors man buvo 2-3, bet aš tiesiog užmiršau, kiek man metų, nes aš jau buvau normaliai išgėrus ir aš atėjau čia gauti pist. Ir išpopino. Bet žmonės nelabai suprato, kad ten yra komedinis projektas, kad ten vien komikai, kad ten apskritai A-Team dar tada nebuvo išpopinę, kaip kad dabar yra, ten buvo jų pradžia. Ir žmonės labai tiesmukiškai priėmė visą tą reikalą. Ir tada aš nusprendžiau, kad gal man pats metas būtų užlipti ant scenos, nes aš tikrai daug rašiaus ir rašiau medžiagos ir vienu momentu užlipau pas Nedą. Nedui parašiau, dėl to, kad ten buvo jo projektas, jisai man pats parašė, man atrodo, arba Vysgird, arba Nedas, man atrodo, kad Nedas man parašė. Ir aš užlipau, dar tada tiek tų merginų nebuvo, tada aš atsimenu, gal Dragūnaitė ten lipo karts nuo karto ir kai nebuvo išpopinus Vita jau. Čia tavars stand-upas? Jo, stand-up'e. Jisai darydavo college pub'ą, dabar ten biškai užbuikotavo tą college pub'ą, nori nugriauti arba jau nugriovė, jisai kitur dabar daro. Bet jo, aš pas Nedą tada užlipau ir nuo to kaip ir viskas prasidėjo taip fiziškai. Ok, tai grįžtant dar prie to 8 postų, kodėl šiaip nieko nepaustina ir tiesiog neįdomu ar nenori dalintis su žmonėm, tipo, O ką ten paustant? Blema, visas panas paustina, ten kokius, ten, nežinau, papus, šiknas, dar kažką. Tai pas mane irgi yra 8 paustai iš papų ir šiknų, tai aš jau net nebeturiu ką įkelti. Tai galvoju, Lietuvai užteks tiek, tu prasme. Jo. Okay. Ne, ką žinau, tiesiog aš dažnai visokius storius paustinu, bet mano tie storiai dažniausiai yra iš mano draugo Remio visokių koncertų. Aš nelabai Instagramo žmogus, man labiau patinka gyvai su žmonėm bendrauti ir jeigu aš noriu kažką pasakyti, aš nueinu į open mic'ą ir tada išsilieju kaip psichologai. Yeah. Visą tą informaciją.
Gerai, bet tai būna open mic'ose, tu prasme, negalvoji kažkur, kaip irgi tam podcastą kokį, ar kažko video daryti? O jo, Lietuvai labai trūksta podcastų. Nu, tai va, mes irgi taip galvom, kad netrūksta, bet o kodėlgi nepadarius tam toliau, nepratęsti? Iš tikrųjų, tai kai aš pradėjau stand-upinti, aš susiradau tokį draugą Dovydą, jis irgi buvo pradėjęs stand-upinti, šiaip dažniausiai vyksta taip dalykai komedijoje, kad kurie ateina žmonės, tie susibūrė dažniausiai grupelės, bet jeigu tu ateini vėliau, tai tau sunkiau patekti tam tikrą grupelę. Šiaip yra kažkokia tokia nuostata labai įdomi tarp jaunesnių komikų, kurie ateina, nes dabar tai dažniausiai yra dėl mados, nes komedija popina. Ja, labai. Ir tie žmonės, kurie ateina naujai į komediją, jie galvoja, mes čia ateisim porą kartų, mus iš karto priims su Stonkom, Katleriu ir mes ten varysim visus podcastus ir visus garsiausius stand-upus ir iš karto viskas mums paseks, nu taip nėra. Tai čia, žinai, panašiai kaip ir su Tatuškiam, kur daug naujų meistrų atsiranda ir jie galvoja, kad irgi daug turės klientų ir panašiai ir bus labai wow. Jo, bet tu dažniausiai, jeigu tu ateini į komediją, tu tiesiog pakliūsi tą patį ratą su tuo pačiu laikotarpiu atėjusiai žmonėm. Aš irgi pakliuvau su tokiu Dovydu ir jisai labai norėjo pradėti daryti pats open mic'us. Aš labai norėjau filmuoti komedijos laidą, kur mes turim jau pilotą, bet mes dar nesam išleidę, bet mes dabar galvom apie GO3, nes su produceriais jau susitarėm. Bet kalbant apie tos open mic'us, tai mes dabar darėm open mic'us, mes darėm tiek Vilniui, tiek Kaune. Open mic'us, tik tai dabar vasarą buvom nustoję, nes galvojom galbūt pajūrį daryti, tada nesusitarėm, jisai išvažiavo, jisai turi daug darbų, jisai yra filmmakeris, jisai dainuoja pats, jisai ir stand-upina pats, bet žodžiu nesusitarėm, iki galo padarėm pertrauką vasaros, o tada jau nuo rudens vėl grįšim su savo open mic'ais į Kauną, nes šiaip Vilniui dabar atsidarė, man atrodo, Sadauskas, savo tą comedy klubą. Tai Vilniui vietų netrūksta. Kaune irgi biškai kažkiek yra padaugėję, bet irgi ne per daugiausiai visų tų vietų. O aš darau Erdvėj tuos open mic'us, o Erdvė priklauso Remiui, mano draugui. Tai čia kaip ir viskas susiję. Karjera per lovą. Jo, grinai. Gerai, tai kadangi jau pakalbėjai apie Remį, tai kaip su Remiu, kaip sekasi, kaip jūs iš viso susijęt, tai prasme, kokia istorija buvo? Kaip mes susijom per bendrus pažįstamus. Jisai mano buvo draugės vaikinas. Dėjim. Okay, tai čia drama buvo kažkokia spėjai? Buvo, bet ten, žmonėm atrodo, kad ten buvo didesnė drama, negu kad iš tikrųjų galėjo būti. Tai apšviesk žmonės dabar su šito, jeigu pradėjai, tai... Čia labai senai visas tas reikalas įvykęs, aš nelabai suprantu, kodėl kažkam tai būtų įdomu ir kodėl žmonės iš vis domi šitų visų dalykų. Bet kai buvo, tai tiesiog, iš mano draugės perspektyvos jinai vienintelė, kuri bandė pasisakyti šitą temą ir užsakinėjo straipsnius, kas buvo irgi biški juokinga. Bet ne viskas tai buvo. Ta prasme, kaip yra apskritai ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje, kad teisus yra tas, kuris garsiausiai rėkia, ne? Netrodo tau taip? Dažniausiai taip ir būna. Bet tiesiog mes su mano draugė kartu gyvenom. Ir mano draugė buvo pasiruošusi išvažiuoti, jinai Google šokėja, jinai buvo pasiruošusi išvažiuoti su visam į užsienį, nebenorėjo grįžti, norėjo tiek su manim nebebendrauti apie jos santykius, aš nelabai noriu kalbėti, čia ne mano reikalas. Bet tiesiog žmogus pats nebelabai norėjo palaikyti ryšių su manim, tarkim, ir su ten kitais žmonėm. Ir taip automatiškai gavos, kad po laiko mes su Remiu kažkaip suartėjom, mes buvom viso tą laiką geriausi draugai. Ir taip kažkaip automatiškai gavos, neplanuotai.
bet mano draugė, jinai perteikė visiems, kad čia kažkokios išdavystės buvo, nors nebuvo šitų visų dalykų. Tai prasme, čia nebuvo tas, kad kol jie ten draugavo, jūs ten... Ne, čia labai palaiko, tik tai, aišku, kitaip gali atrodyti. Tai žodžiu, gavos taip, kad jie įsiskyrė ir tada jūs ten greitai... Jo, mes kartu dar važiavom pas ją aplankyti jos darbą, jinai tada, man atrodo, Kroatijai šoko, mes tada važiavom, tada ten įvyko kažkoks pyktis tarp visų. Ir tada ten palaiko po kelių kažkokių mėnesių, tam, žodžiu, tokia įdomi istorija. Irgi sunku man dar atsiminti, nes jau tikrai prieš daug laiko buvo ir sakau, neįsivaizduoju, kodėl kažkam tai galėtų būti. Visiems tiesiog įdomu tokie, žinai, dalykai. Įdomu, jo, bet čia buvo traktuojama, pagrindė čia buvo vienintelis dalykas, dėl ko tiek daug man draugai siuntė iš Discordo žinutės, kur ten kiekvieną sekundę spamas eidavo, galvat šito visą reikalą, tai nei vienas žodis nebuvo tiesa, todėl man kažkaip taip ir ne per labiausiai rūpėjo ir aš net negalvojau nei kažką ten sakyti, nei turėjau kažkokios intencijos pasisakyti ar kažką paneigti, nes tiesiog, tai žodžiu, gavos taip, kad jinai pasakė savo nuomonę, ta prasme, kaip ir apšyko tave realiai. Ne tai, kad apšyko, aš visiškai suprantu, galbūt aš irgi būčiau darius lygiai tą patį. Nes tipo skaudėjo tiesiog kažkaip suprantu. Tai aišku, bet aš jai linkiu viso ko geriausio, jinai yra tikrai išskirtinės išvaizdos ir talento ir proto mergaitė. Ir aš manau, kad jin dabar gyvena geresnį gyvenimą, negu kad su manim, kai buvo draugė ir su visa ta situacija. Aš manau, kad jai tikrai viskas dabar geriau. Jūs nebedraugės, ne? Čia šitą kontekstą, kaip suprantu. Būtų, nežinau, gal iškiai keista. Kodėl, žinai? Ne, mes nebedraugės buvom jau prieš tą visą faktą, kada mes su Remiu pradėjom draugauti. Tai irgi čia buvo iš šios pusės toksai naratyvas, kad jinai buvo pasakysi, kad jinai buvo vos nesantykiuose, mes buvom draugės ir čia kažkas kažką išdavė, bet... Tiesiog. Tai nebuvo, žodžiu, tokia drama, kaip viską išpūtė, ne? Ne, todėl sakau ir net neturėjau kažkokios intencijos čia kažką teisintis ar kažką sakyti. Tiesiog buvo linksma pasižiūrėti. O gerai, o kaip šiaip su Remiu, tu prasme, koks jisai žmogus santykis? Ar toks pats, koks vaizduoja, žinai, kaip socialiniai erdvėje ir panašiai? O kaip tau atrodo, kokį jisai vaizduoja? Apibūdink man jo visą tą personažą. Chill bičas, kur ten, nežinau, kaseko kokį padaužo karts nuo karto, ten, nežinau, alutį pageria, ten kažką pasikepa, ten su draugais dar kažką. Toks atrodo kaip ir chill, bet tuo pačiu parodo save kaip viškai tokį bad boy, žinai. Tai toks... Tokia mano idėja gal, kad santykas jis turėtų būti kaip tik toks gerėti, švelnutis, taip ar panašiai. Tai nežinau, ar taip yra? Jo, iš tikrųjų žmonės susidarė apie jį ganėtinai klaidingą, nežinau, tokį paveikslą, kad jisai toksai ultra chill, viskas jam pohui, jisai tenai rūko, drugsus vartoja ir taip toliau. Taip nėra, jisai yra iš tikrųjų vienas atsakingiausių žmonių ir labiausiai sunkiai dirbančių žmonių, kuriuos aš galbūt esu sutikus, dėl to jisai mane labai sužavėjo ir iki šios minutės labai žavi. O santykiuose, tai ne tai, kad santykiuose, bet ir apskritai su visais šeimos nariais jis yra irgi labai atsakingas, labai rūpestingas, labai mylintis. Jisai net negali išvažiuoti užsienį atostogauti ir porą dienų pamiršti, kaip šeimai sekas, ar jam viskas gerai. Jisai yra labai didelis šeimos žmogus ir jisai už šeimą viską paukotų, viską atiduotų. Ir taip yra irgi su draugais ir su artimai žmonėm, su visais, su kuriais jisai palaiko ryšį arba krauju susijęs. Tai jisai... Geras. Jo, toksai. Rimtas vyras, žinai, sakyčiau gal. Jisai... Jo.
rimtas vyras. Nu, jisai, aš visą laiką jam sakiau, kad jisai yra pats keiščiausias darinys tarp paauglio vaiko ir tarp inteligentiško suaugusio žmogaus, tai taip ir yra. Nu, žodžiu, jis sudėtingas žmogus, negaliu paaiškinti šitą reikalą. Gerai, o šiaip esi turėjęs dar kažkokių dramų ar tam kažkokių pykčių, tarkim, komikų pasaulyje ar šiaip su kažkuo? Komikų pasaulyje šiaip komikai yra, čia kažkoks sklando toksai dalykas ir buvo išnešę porą žmonių iš tų pačių penmaikų, kad komikai kažkokie nesuportina, nepalaiko, ypač moterų dar kažko, bet komikai iš tikrųjų yra patys fainiausi žmonės, kuriuos aš esu sutikus. Apskritai darbo kažkokiai tai sferoje, nors tas darbas galbūt kitoks negu kad ten ofise ar dar kažkur tai dirbant. Bet komikai visą laiką viens kitą palaiko, visą laiką duos kažkokį tai patarimą, jeigu tu nežinai, kažkaip tai nukreips. Ir man asmeniškai yra buvę tokių situacijų, kad vienas, tarkim, iš komikų man net gyvybę buvo išgelbėjęs. Audėm, papasakok, kas čia toks buvo? Čia buvo Legas. Legas, okei. Jo. Čia perkeltinė prasme ar tiesiog neišgelbėjo, ta prasme? Iš gaisro ten dar kažkur ištraukė? Ne, kinda ir perkeltinė, kinda ir tiesioginė. Tiesiog pas mane, realiai aš nepažįstu nei vieno žmogaus iš komedijos pasaulio, kuriam nebūtų kažkas su psichika negerai. Čia dažniausiai taip užsimaskuoja, žinai, tas savo problemas žmonės. Visiems ir kažkaip man buvo irgi toksai laikotarpis, aš net nebuvo per nelyg senai, gal, nežinau, prieš pusę metų, prieš pusę metų, kad aš realiai mano nei draugas nėra, nei kažkoks tenai labai artimas žmogus Olegas, bet man atrodo, kad čia yra vienintelis žmogus, su kuriuo aš galiu pasikalbėti, nes aš ir esu ir dirbau su juo ir aš net neabejoju, kad pasitaikys tokių dalykų, kada mes irgi kartu dirbsim ir jisai labai fainas ir tik tai gražiausi atsiliepimai ir geriausi žodžiai apie jį. Ir aš tada jam atsimenu, kad aš parašiau, kad, iš oro tiesiog, kad ar gali man paskambinti, man reikia su jums pasikalbėti, nes aš tikrai galvojau apie blogus dalykus. Jisai man paskambino ir nebuvo taip, kad jisai man, čia viskas bus gerai, čia tas ir anas, jisai man tiesiog labai konstruktyviai ir labai griežtai pasakė dalykus, dėl kurių aš pakeičiau požiūrį. Ir jisai, jisai mane išgelbėjo, nes aš, kaip sakiau, buvau pasiryžus negeriem dalykam. Tai vat irgi daug esu girdėjus, tarkim, apie patį Olegą, kad čia toks yra noks, iš komedijos būtent pasaulio, kad iš čia toks yra noks ir jisai nėra ten geras žmogus. Ne, jisai tikrai vienas geriausių žmonių apskritai irgi, kuriuos aš buvau sutikus. Jo, būtų Olegas, nors daugam gal tai... Gal tiesiog, žinai, taip kalba žmonės, nes nelabai pažįsta, nelabai gal bendrauja ir tiesiog... Jisai yra labai lengvai bendraujantis žmogus ir jam labai greitai išeina ir susipažinti su tai žmonėm ir kažkokius ryšius ir palaikyti ir draugų susirasti tarp žmonių tarpo, kuris jisai nori. Jisai labai iškalbingas, jam netrūksta kažkokių tai žodžių, jisai labai greitai su visais susikomunikuoja, bet jisai yra toksai degtukas. Jeigu jam kažkas tai nepatinka, dar kažką jisai nebijo savo nuomonę pasakyti, nebijo kažkaip išsireikšti ir nebijo kažką tai pasakyti. Todėl apie jį yra gal kažkokia kitokia nuomonė kai kurių žmonių, bet jisai iš tikrųjų yra įspūdingas žmogus. Apskritai tiek charakteris jo yra išskirtinis, įspūdingas. Tiek jisai pats iš savęs, sakau, labai retas žmogus, kuris galėtų tai būti ir Lietuvoje, man atrodo, jisai vos ne vienintelis, bent jau iš komedijos sferos, kuris yra tokio intelekto aukšto žmogus. Toks tavo kaip ir idealas, ar ne? Tai prasme, į ką lygiuotis norėtum.
kaip suprantu? Lygiuotis, kažkada galbūt aš norėjau, šiaip man Tai, iš komedijos pusės yra daug, kas patinka, yra ir naujokų, kurie labai fainai varo, yra ir senbuvė, aišku, kolegas man yra toksai komedijos tėvas, nuo kurio visas mano tas noras prasidėjo užsiimti komediją, kažkokias laidas ir apskritai susiformavo mano požiūris į komediją. Tai vad grinai nuo Lego, nes aš iš mažo miestelio esu kilus iš Biržų, bet šiaip yra daugiau komikų, kurie iš Biržų yra. Pačiu Kerbelis, žinai, Kerbelis. Jo, daug kas yra iš Biržų, nedaug kas, mažai kas, bet yra kas iš Biržų kilę. Bet dažniausiai iš tokių mažesnių miestelių ar ten kaimų kilę komikai, jie kažkokie įdomesni, žinai. Kažkokį savo turi bruožą. Jo, nes mes esam kaimiečiai. Šiaip aš esu pastebėjus, kad nieks nėra pasakė šito fakto apie Biržus. Vienas įdomiausių faktų, kad mes Biržuose turim 2 vietas pavadinimu Pas Jankauską. Pas Jankauską? Jankauską pavardė, Pas Jankauską. Viena vieta Pas Jankauską yra laidojimo, šarvojimo, karočią, tą salę. Aš jau žinau, kaip jis sakinys, bet sakyk. O kita vieta yra kaimo turizmo sodyba. Ir žodžiu, kad aš atsimenu, čia aš dar mokiausi mokyklai ir mano draugai biški vyresni buvo. Ir aš gaunu notificationą į grupę, aš esu pridėta, kad mes išlydim Mantą, draugą Mantą Pas Jankauską. Okay. Tai po metamės po 2 eurų arba kas, kam negaila, kiek, žinai, susimes. Ir aš nusiteikiu, kad jisai mirė. Ir aš tik po pusės valandos mane informavo, ten vyko ten pokalbis, aš jau ir tos 2 eurų pervedinėjau, viskas ok, mes ten į blokelį dedam, aš ten nusiminus. Pasirodo, kad mes jį kariuomenį išlydėm. Aš tikrai buvau nusiteikus žmogus, kad mirė. Tokia juodus rūbus apsirengusi, viską, jau akis nubėgusi, žinai, viską. Ne, jisai nebuvo ant tiek draugelis, mes ten su juo kartu gerdavom, aš atsimenu, tai man nebuvo taip jau gaila, kad jisai mano ten labai artimas draugas, bet tiesiog šiaip nemalonu, kad žmogus mirė, gerai, susimesim ten, atvarysim dar kažkam. Tai va, bet pasirodo, kad mes į kariuomenį išlydėjom, tai atsimenu, atšventėm, ranką dar nusideginau. Ten labai įdomi tokia pirtis yra ta salė. Karočią, vidury salės, aš nesu taip mačius, vidury salės yra padėtas židinys. Kažkoks tam, aš net neįsivaizduoju, kodėl jisai vidury salės ir kodėl ten židinys yra padėtas, bet aš kažkaip sugalvoju jį atsirent, bet ne šiaip atsirent, bet kažkaip delną iš šitos pusės pridėt ir palaikyti 5 sekundės, tai man buvo išdegus ranka, bet dabar kažkaip nebesimato per tiek laiko. Tai va, geriausi atsiminimai jo iš Biržų. Gerai, tai pavyzdžiui, tu kažkur savo kontentą kažkokį keli, tai prasme, be open mic'ų, tai kaip suprantu, vis tiek nefilmuoji, tai ar kažkur keliai, ar keli tam TikTokai, Reelsai, Facebook'e galų keli, nežinau. Tai kaip veikia, tai tie open mic'ai apskritai, tai open mic'ai yra, kur tu pasitikrini medžiagą, ar jinai veikia ar neveikia, ir tada tu varai į turus. Jeigu tu jau pradedi kelti open mic'ų medžiagą, tai nėra kontento iš ko į turus varyti, dėl to, kad Lietuvos visa ta rinka yra pakankamai maža ir arba tu turi labai daug šviežių tų visų prikolų bairių įmest, arba, ką tu čia veikia. Tai jeigu tu viską sukeli ir viską parodai, tai tie patys žmonės, koks jam yra tolkas varyti ir klausytis ten tų visų naujų bairių. Tai aš iš šito dalyko nieko nekeliu. Bet filmuoju, kaip aš jau pradžioj mūsų pokalbio minėjau laidą. Apie laidą jotas. Jo, tai ten toksai bus projektas, kuriuo aš labai tikiu ir aš labai jo norėjau keletą metų ir labai organizavom ir labai viską planavom. Tai neišduosit apie ką, kas kaip nieko neužsiminsi? Aš galiu užsiminti, kiek pas jūs yra peržiūrų, aš nežiūriu. Ne tiek daug, gerai. Nesižiūrim dabar į peržiūros, ten tokas šitą. Gerai, man čia excited yra labai toksai dalykas. Nebus čia labai didelė reklama, žinai. Gerai, tai žodžiu, kokia yra ta laida? Ta laida, kad dalyvauja komikai pasiskirstę į 2 grupės. 2 prieš 2 komikus. Ir pirmieji 2 komikai parašė kitiem komikams skaidrės,
Ir tie kiti 2 komikai, jie turės tas skaidrės pristatyti, nežinant, kas yra tose skaidrėse, bet atseit, kad jie parašė tas skaidrės. Auditorija. Žodžiu, auditorija yra sukviesta nišinė, priklausant nuo ko reikia. Tarkim, dabar mes pilotą filmavom, kad komikai turi apsimest renginių organizatoriais ir pristatyti klubų, barų vadovams naują renginio barams konceptą. Okay. Ir jie atvaro, nežinodami, kas yra skaidrėse, ta auditorija atvaro realūs žmonės, vadovai, administratoriai, ten barmenai, galvodami, kad čia iš tikrųjų yra rimtas reikalas. Ir jie klauso tos paskaitos, kame čia, tipo... O čia žinot, toks įsipisinėjimas gaunas. Čia yra toksai kaip ir kinda pranko konceptų. Ir tie komikai, žodžiu, jie iki galo su tom skaidrėm, o ten visiškas trešas, ten yra šūdų krūva, ten yra nesąmonės ir ten, tragedija yra tose skaidrėse, jie turi kažkaip išsivartyti, ateina su kostiumais ir iki pat galo. Nežino, prasme šitą. Jie ne tai, kad nežino, bet jie turi neišsiduoti, kad čia yra komedinis projektas, atseit, kad jie iš tikrųjų yra šitas skaidrės padarė, jie iš tikrųjų žino, kas yra šitose skaidrėse, turi įsivartyti, kad viskas yra normaliai, kad čia taip ir turi būti. Geras šiaip. Tai pilotas mums iš tikrųjų pavyko geriau negu kad planavom ir aš labai tikiuosi, kad čia nebus daug žmonių, pasakiau biškį daugiau. Tikiuosi, kad viskas bus labai įdomus. Tikrai bus įdomu pažiūrėti šiaip realiai, kaip ką jūs ten sugalvojate. Gerai. Ką padarė. Nedarydavai anksčiau TikTok'o, pavyzdžiui. Oi, tu žinai, ką darydavau, dėl to ir paklausai. Aš neseniai sužinau, realiai, kai jam buvo rūkydavo ir tik tai šiandien. Tai aš nesimenu... Jau čia tu pasakė, ne? Jau tu matėjai. Pasakė. Oi, kaip juokinga. Ne, o čia tiesiog, jeigu tu nenori pasakoti, viskas yra tvarkoj. Mes nebandom, žinai, būtent tų dramų iškelti, bet tiesiog, jeigu įdomu, jeigu nori papasakoti, tai žinai. Tas TikTokas tai buvo mano gyvenimo dugnas, galiu pasakyti. Gerai, kodėl? Žodžiu, kame buvo esmė su tuo TikToku, iš tikrųjų daug kas nepamiršta šito dalyko. Bet aš tada dirbau ofisinį darbą ir su manim dirbo administracijai mano kitas toksai kolega. Okay. Neminėsim vardus pavardė mane? Tai kad net nelabai svarbu. Gerai, supratau. Ir mes kažkaip nusprendėm, kad davai nufilmuojam video, nes mes tiesiog neturim darbę ką veikti, mes belekiek laiko turėjom laisvą ir mes sugalvom nufilmuoti video, įkelti TikToką. Viskas. Nebuvo jokių kažkokių spėlionių, kaip ten bus toliau, kad mes čia kažką ten kursim, kelsim, tiesiog susikūrėm random TikToką, įkėlėm tą video ir per parą mūsų tas video išpopino ant tiek, kad aš, nei vienas iš mūsų net nesitikėjo, kad jis išpopins. Okay. Ir aš tada galvoju, mes davai tada kūrėm kažkokią high-endinę komediją, darom kažkokius įdomius video, o iš jo pusės jam atrodė, kad mes darom tą mama tėtę komediją family friendly su rankšluosčiu ant galvos ir taip toliau. Ir tada mums pradėjo labai kirstis požiūriai, kiek aš atsimenu. Ir aš jau nusprendžiau išeiti, bet mums tada pradėjo iš reklamų ateiti pinigų. Okay. Aš tada galvoju, kad mes ten kažkiek galim, gerai galim parfilmuoti, dar kažką, bet ten, jeigu kažkas atsimena, aš ten po to ištryniau visus tas video, bet tenai matos, kad aš ten jau per prievartą tam filmuojas. Ir vienu momentu jisai pasibė, kad aš nelabai noriu filmuotis ir sako, tau nepriklauso ten tų pinigėlių gauti. Čia šitai buvo. Jo. Ir aš tada sakau, taip jis du, aš tada išeinu ir išėjau ir aš niekad nesigaliau. Nes man buvo labai gėda, aš tada tuo momentu dar eidavau stand-up ant scenos, man gėda, blėt, kad mes tokį hujovą kontentą kūrėm, aš lipu ant scenos su žmonėm, kur, mes žinom, kad čia yra šūdų krūva. Tai kaip ten dabar žmogui sekasi, ta prasme? Oi. Domiesi, nesidomi? Kiek aš esu mačiusi, mes tikrai visi pastalkinam žmonės, su kuriais. O ką žinau, jam gerai, jisai ten toliau su rankšluosčiu ant galvos ten kažką daro su perukais.
Tai... Čia tokia nauja komikų sritis, realiai sfera atsiradus, kur su rankšluošiais tiesiog. Čia net ne, čia būtų labai didelis įžeidimas komikam pasakyti tokį dalyką. Kame esmė, kaip tas TikTokas veikia, kad tame TikTok'e yra atsiradę labai daug vyresnių žmonių, ten visokių mamų vienišų, kem 5 metų ir labai daug vaikų. Ir jiems šitas kontentas maks sueina. Baisiai sueina. Jiem čia yra kinga, jiem čia yra gerai ir jiem tinka ir tai renka peržiūros kažkokias. Tai aišku, kiek naudos yra iš šito viso dalyko, bet jeigu tai kažkiek ten renka tas peržiūras, jeigu jis tam gauna kažkokių reklamų, tai kodėl ne? Na, tai čia toks gaunas parsidavimas, žinai, iš esmės. Nu, kad tiesiog parsiduoda ne tai, kad parsidavimas, jeigu jam įdomu, jeigu jis pats sugalvoja šitą, pats ten kūrė, rašo. Nu, čia, aišku, jisai nėra vienintelis, kuris tai daro. Tai yra daugiau, man atrodo, gal pats pirmas tas Edvinas Krupinskas, ne, jo pavardė, jisai šitą pradėjo. Galbūt jam įdomu buvo tą patį daryti, ar jis taip įsivaizdavo, kad taip turi būti, nu, jis to pačiu pavyzdžiu sekė ir. Bet jisai nėra pats įdomiausias tarp visų šitų mama tetė su rankšluošių dalykų. Yra labai daug tų, pavadinkim, TikToko kūrėjų, kurie tai daro ir jisai pakankamai žemam levelį yra. Tai kaip įdomiai tiesiog, kad tipo, tu nenori filmuotis ir iš to nebas šaibu tiesiog. Toks įdomus elgesys. Nu, jisai toksai specifinis pakankamai žmogus. Mes nei ten draugai kažkokie buvom, nei dar kažką, mes tiesiog tam pačiam darbe buvom, po to abu išėjom iš to pačio darbo, tęsiam tos filmavimus dėl to, kad atėjo pinigėlių iš mūsų to TikToko ir kada prasidėjo kažkokie nesutarimai, aš tiesiog ir pati nebelabai norėjau tęsto viso reikalą ir jisai norėjo savo daryti ir man biškai kažkaip gėda buvo, aš jau geriau mažiau pinigų turėsiu, negu kad užsimsiu šito viso reikalu. Tai va. Nu jo, įdomi čia visai buvo. O tu žinai, apie ką aš kalbu? Šiaip ne, aš visiškai nežinau, žinok. Ta prasme, čia tiesiog Vatsarų pasakė neseniai, tai aš mačiau nuotrauką jo, gal kažkada esu matęs kažkokią TikToką, bet tikrai toks. Tu būni TikTok'e, žiūri, kas tavo mėgstamiausias TikTok'eris? Ne, aš šiaip ne, ta prasme... Turi TikToką? Aš turiu dėl to, kad mes sugalvojom su Loreta padaryti savo tokį bendrą, kaip Facebook'o bendras profilis buvo, tai mes YouTube'o pasidarė, ne YouTube'o, TikTok'o pasidarė. Tai Jovis ir Loreta kokie pavardė jūsų bus, tai arba yra jau? Gali pasakyti realiai mūsų tą TikTok. Venskai? Jo. O jūs jau susituokę esat? Nu kaip? Pizdiec. Žiedas yra, žinai. Kaip faina. O kada susižadėjot? Jo. Tai pala metai, ne, yra šiaip oficialiai, kad turi būti vestuvėmis tas laikotarpis. Nebūtinai, žinai, nu ten metai, du, tam, koks ten skirtumas. Ne, su mumis neaišku, mes galim labai greit sugalvoti ir galim pralaukti ir metus ir daugiau, žinai. Kadangi daug visko veikiam, tai nežinia, kaip ten bus, žinai. Kaip reaguotumai į to realizuotas pirštų? Aš žinau, kad jisai nesipirštų. Kodėl? Jisai yra nekartą, na šiaip apskritai jo yra mindsetas, kad jisai nenori tuoktis šiaip temis. Nežinau, man kažkaip irgi, aš irgi tokio pačio mindseto laikaus, kad santuoka yra, nu, tiesiog gal labiau gadinantis dalykas santykius, negu kad... Ačiū. sorry, negu kad jisai padeda. Bet šiaip, nu, realiai tai nieko net nekeičia. Bent jau man atrodo, kad jeigu žmonės viens kitą myli, jeigu rūpinas viens kitu, tai santuoka, nu, ta prasme, čia tiesiog bendra pavardė, šventė giminėm, žmonėm, dar kažko. Tai tavo, Irena, nuomonė apie vestuvės yra tokia pati, ne?
Aš manau. Jo. Aišku, dar prisideda tas dalykas, kad mes abu esam ties šitų dalykų labai nebrandus žmonės. Aš tikrai jaučiuosi kaip 16 metų, manau, kad jis irgi plius minus jaučia 16 metų, tai nežinau, kažkaip ten. Man kažkaip atrodo, kad santuoka tada būsto paskolas eina kartu su šitų dalykų, tada šuo. Dar kažkas, žodžiu, tie visi. Dar kažkas. Ai, ne, tai vaikai dažniausiai. Vaikai gali būti be santuokos, šiaip mes esam kalbėję apie vaikus. Jo, tai norėtume, taip, abudu. Jo. Tai apie vaikus, apie santuoką ir būsto pirkimą dar tokie išsigandę biški. Bet vaikai jau jau galima. Jau nebe 16, kaip. Pagal metus nebe 16, aišku, dabar. Kažkaip nors nežinau kaip jum, bet pavyzdžiui, man tai atrodo, kad biški turi pasiruošti tiem vaikam, ne? Ne, tai taip. Ta prasme, turi šiaip būti, manau, mentaliai pasiruošęs. Ir ne tik, kad mentaliai, dar turi turėti tvirtą pagrindą materialinį, man atrodo. Jo, bet nežinai, pagalvojus senais laikais, tai nieks neturėtų tvirto pagrindo. Jo, bet senais laikais visi mirdavo tram 5 metų. Tai... Čia žinai, labai daug faktorių yra. Bet aš manau, jeigu yra noro, tikrai manoma prasisukti dėlė kaip, žinai. Mato, kalbant apie ateities planus, ne? Kaip tu įsivaizduoji save toliau tęsi karjerą su komedija, ar kažką dar daugiau norėsi daryti? Šiaip man labai įdomios yra visos kūrybinės veiklos dabar, kur buvo naujausias Remio klipas, Fantazijos, nežinau, jūs gal žiūrėjot, nežiūrėjot. Jo, tai tenais nėra tai, kad jisai tau parašė apie tai, ar kažką aš girdėjau, ar mačiau straipsnį kažką. Jo, jis ten kažką ten parašė, nežinau, gal jisai tik tai sako, kad man parašė, tai ką jam daugiau ten sakyti, apie ką jis daugiau ten rašė. Bet aš jam padėjau suprodusuoti ir režisuotą klipą ir nufilmavo Valaitis, labai talentingas jaunas čivakas. Tai ten buvo mūsų visų bendras projektas ir man irgi labai patiko dirbti su tą klipu. Tai irgi jisai labai daug laiko užėmė, nors ten atrodo, kad ten nėra ką daryti, bet daug užėmė laiko. Bet šiaip jo komedija, aš dabar ir su renginiais, renginių organizavimu daug laiko praleidžiu ir su promo įvairiom agentūrom ir tie patys produsavimai, režisavimai man labai įdomu. Tai man realiai visos kūrybinės veiklos, tai kad aš vasarą dabar biški palsiau nuo komedijos, bet dabar sugrįšiu ir noriu ir tą laidą išleisti ir toliau stand-upint ir daryti tos open mic'us. Tai prasme, tiesiog tęsi šitos dalykus, ar ne, ir prasme, bet nesi nusistačius kažkokią būtent tikslą, kažką pasieksi ir taip, dabar viskas čia zabys, nieko nebedarysiu, viskas man užtenka to. Nemanau, kad kažkas iš vis yra nusistatęs kažkokį tai tikslą, nors atrodo, kad labai daug padarėjai, visą laiką noris daugiau, apskritai, kiek žmogus daug turi, jisai norės dar daugiau, ar taip nėra? Iš esmės, dažniausiai jo. Tu dažniausiai tą pasiekęs, ką tu esi susiplanavęs, tau atrodo jau per laiką tu supranti ir pripranti prie to dalyko, atrodo, kad tau čia yra viskas normalu, kad taip ir turi būti ir tu dar nori daugiau. Tai aš nemanau, kad apskritai yra kažkoks žmogus, kuris, aš jau pasiekiau ir man tipo viskas yra ok. Aš sakyčiau, gal žinai, tas intelektualaus žmogaus gal bruožas čia turėtų būti. Nes... tiek tą ir intelektą, žinai. Man vis tiek kažkiek yra protelio, nes, jeigu tu užsibrėži savo tikslus ir juos pasieki, tai reiškia, sugebė tai daryti. O manau, be protelio, nelabai išeina tai padaryti. Sakykim, tu irgi, ta prasme, turi kažkiek smegenų, nes, vėlgi, ta prasme, laida ten turi dar kažką. Kažkiek tai smegenų, jo. Kai tu apžiūrėjai mano visas tatuškės, supratai, kad kažkiek tai smegenų yra. Kažkiek, tipo, ne iki galo. Tai gerai, visiems labai, manau, įdomus klausimas, dėl ko ta tatuškė, ta pagrindinė per visą metą. Reklama jūsų vietai, tiksliau, vieta jūsų reklamai. Žodžiu, buvo tokia istorija, kad
aš nusprendžiau, kad aš noriu vietą jūsų reklamai tatuškės. Ir ta tatuškė, jinai turėjo, jau čia Algis pasakoja per, man atrodo, savaitės vyko podcast'ą šitą dalyką. Jinai turėjo būti maža, ta tatuškė ten. Nieko iš jas neturėjo, neturėjo nieko iš jo būti. Ir aš turėjau tokią mergaitę, kuri namuose man darydavo tatuškės, yra 3 mano pirmasis tatuškės padarius ir aš parašiau jai. Ir jinai atsisakė man daryti šitą tatuškę. Ir aš parašiau dar keliam maistram. Ir jie atsisakė man daryti šitą tatuškę. Ir aš tada, mano Remis jau tuo metu buvo gan geras pažįstamas draugas, sakau, blemba, visi man atsisako daryti tatuškę, kas gali man padėti. Sako, Algimantas, tatų meistras, ir aš jam parašiau ir aš jau ten pasiruošus priežastis, kodėl man reikia dar kažko ir jisai, aš jau rašau jam žinutę ir jisai man tiesiog, jo, gerai padarysiu, va. Tiesiog gerai padarysiu. Jokingiausias yra dalykas, kad čia yra, šitas šriftas yra draftinis Instagramo šriftas, aš jam tiesiog nufotkinau krūtinę. Ir su draftiniu šriftu didžiosiam raidėm užrašiau šitą užrašą, nusinčiau ir aš atvarau ir jisai atspaustinęs tiesiog šitą draftinį Instagramo šriftą. Ir jis sako, aš sakau, taip aš noriu mažos, jis sako, ne, taip visam per visą. Okay. Ir sako, ar tu tikrai nori? Ne, jisai man taip nedarė, kad aš atvarau iš karto ir jisai ten man daro tą tatuškę. Jisai labai yra svarbaus žvilgsnio žmogus, jisai labai psichologiškai įsigilina per akis, jisai pažiūrė, biški pakalbam, kartais užtenka tik kelių sakinių ir jisai supranta, ar tas žmogus iš tikrųjų yra pasiryžęs šitą daryti, ar jam čia tiesiog kažkoks aptemimas yra. Ir mes biški pasėdėjom, jisai pasižiūrėjo į mane, sako, okei, darom per visą. Ir čia yra vienintelė tatuškė, kurios aš niekada gyvenime nesigailėjau. Aš visų gailėjau tatuškių, kurias pasidariau, šitas niekada gyvenime. O kodėl būtent tokį, tarsi, iš kur idėja kilo ir tiesiog nelabai pasakai priežastį, prasme, dėl ko būtent. Tiesiog pas mane nėra nei vienos tatuškės, kuri būtų su mintim. Aš turiu Adidas tatuškę. Aš turiu dar kažką. Dar kažką. Nėra kažkokių idėjų pas mane, ta prasme, kad būtų ten kažkas, oi, čia tą ir tą dieną simbolizuoja, čia tą gyvenimo įvykį. Man tiesiog gražu. Man gražu Playboy tatuškė kažkokia nusitrynusi, man gražu Barbair tatuškė, undinėlė gražu, Adidas aš labai mėgstu ir perku, kodėl ne. Gerai, su Adidas tai tebūnė. O šita tatuškė, beje, kur tu man darai, man turės didžiausią reikšmę. Papasakok irgi. Tai nėra čia ką pasakoti, tiesiog tu man darai M raidę ir aš labai senai norėjau ir galvojau, bet kažkaip nepasidariau. Marilyn Mansonas man labai patinka. Bet čia tiesiog, kad patinka, ar kažkur irgi kažkokią įtaką turėjo tavo gyvenime? Jo, jisai man tikrai labai daug įtakos yra ties muziką turėjęs. Aš esu ir muzikos mokyklą baigus ir aš su vargonais, pianinu, saksofonu grodavau, kol mano visi klasiokai sodybose gerdavo. Pasinkauską. Ir aš visą laiką jo dainas mokindavau groti, man labai patikdavo. Ir dabar aš ne per seniausiai rašiau dainą. Irgi dar niekur neišleidau, bet mane labai Remis travina išleisti. Gerai, daina. Nes aš labai nesenai įrašiau. Irgi ten yra paimti labai, ne tai, kad akordai, bet daug samplų iš Marilyn Mansono dainos. O tai prasme, dainos stilius koks tai turėtų būti tenais? Rokas, pop, metalas, kažkas tai. Okay. Jo. Pamačiau per TikToką kažkokį prodiuserį. Ne tai, kad kažkokį, juokingas yra jis tai žmogus, nes jis yra su Beliauskaite dainą įrašęs. Okay. Ir aš pas jį nuvariau, bet jis iš tikrųjų labai talentingas žmogus yra. Jisai tą dainą įsirašė kaip mimsą, tiesiog kaip mimsą įrašė, kad pasižiūrėt, ar galima iš visiškai nedainuojančio žmogaus padaryti kažką tipo klausomą. Ir rimtai ta daina yra klausoma, kas baisiausia.
Ir aš nuvariau pas jį ir sakau, kad man reikia, kad aš biški minimaliai moku ten su pianinu, dar kažką tenai pagroti, pasakyti, ko man reikia, tai aš jam pasakiau, ko man reikia, jis padarė pagal tai, ką man reikia, viską įrašė ir rodžiau Remiui ir kitiem, tai visiems atrodė, kad fainai viskas. Geras. Tai kada paleisi? Nežinau, kažkada paleisi. Kažkada paleisi. Įdomu, ar patiks jums. Tai smalsu ir dėl to projekto, žinai, ir dėl dainos čia viską darai. Šiaip šita man tatuškė labai patinka, bet dėja teks coverint. Čia yra Henris man darė šitą tatuškę ir čia yra jo dainos lyriksai. Jo dainos lyriksai yra pasakyk, kas tavo draugas, pasakysiu, kas esi. Pasakyk, kas tavo draugas yra varykit nahui. Tiesiog, ta prasme, žodžiai yra wow. Taip, bet dėja man teks coverint, nes biški random išeina. O čia, jeigu matai, mėlynas yra rašalas. Aš gal tiesiog išsitepus buvai čia? Ne. Okay. Čia man padarė Remis mūsų draugystės pradžioj. O. Jis turėjo mėlyną rašalą iš kažkur, aš neįsivaizduoju, iš kur jisai gavo tą mėlyną rašalą. Jisai paėmė šitą handpauką adatą. Paėmė, aš sako, padarysiu tatuškę, išbadė kažką, va šitą išbadė, sako, blėt, nesigavo. Ir tada jis paėmė tą pačią adatą ir piso savo veidą ir jis dabar turi čia tokius 3 fainus taškiukus ir aš turiu čia tokią kometą. Okay. Ta prasme, jis tiesiog dėl to, kad nesigavo, savo įsidūrė. Nežinau, kodėl, bet labai fainai jisai, sakau, turi ant veidą 3 taškiukus mėlynus, o aš turiu tokią vat liniją taškiukų. Jūt, ką gali pasakyti. Gerai. Tai va čia mano, ne vienintelė spalvota tatuškė, čia mėlyna, čia raudona. Jo, čia irgi tokia įdomi 6 ir God, taip pat trikampių. Nori gal papasakoti kažką apie šitą? Čia buvo nemažai išgerta ir aš nelabai atsimenu nei kur aš dariausi, nei pas ką dariausi. Bet tokia biški satanistinė pusė atrodo, žinai. Jo, man faina visi tie tokie satanistiniai. Tai va, prie Marilyn Mansono, žinai, irgi taip pat. Nu, labai tiks. Ta pusė, grinai. Fuck, Mary Kill. O. Patinka, nepatinka? Labai patinka. Gerai. Čia deginsim tiltus, ar nelabai? Nu, žiūrim, ką tu čia dabar išinksi. Gerai, ką mes čia užsirašę turėjom. Fuck, Mary Kill. Remis, OG version ir Proflame tiesiog, pavyzdžiui. Aš nelabai žinau, kas yra Proflame. Aš žinau, kad yra Proflame ir Furito. Aš visą laiką galvoju, kad čia tas pats žmogus. Aš net nežinau, kaip nei vienas iš jų atrodo. Tai tada galim tada žudyti šitą. Šitą. Davai parodyk, ar nerodysi. Ar man įsivaizduoju. Tai parodyk, aš nelabai galėsiu. Reikėjo kokį žinomesnį gal parinkti su. Aš žinau, kad jisai žinomas, tik tai aš jį maišau, ne, šitą žudom. Šitą žudom. Jo, aš pasižiūrėjau, jisai mažiausiai įdomu, šitą žudom. Gerai. Tada pisam šitą OG version, nes jisai pisana yra. Okay. Ir tada susitokiam su Remyga, reikės kažkaip jį kalbintis, tuoktis nenori. Bet taigi, ja, tai tuoktis nenori, tai vat įdomu, ar verta čia su juo tuoktis? Nu, tai nėra pasirinkimo. Gerai, Henry Match, Zimantas ir Olegas? O čia biški sunkiau, tada Kilinam Zimantą ir pasiliekam Henry ir Olegą. Tai va, su kuriuo kas kaip. Henris yra irgi vienas svarbiausių figūrų man komedijoje. Irgi labai daug įtakos padaręs. Bet bled, už tą nugaras tatuškę, davai kilinam Henry ir lieka Zimantas su Olegu. Olega Mary tikrai, o tada Zimantas kas ten lieka tada. Tai tiesiog pasipis su Zimantu, ne?
Išvaizdus jaunas bičiukas, nu. Dar aukštas, žinai. Tai... Aukštas, tai kas svarbiausia? Ja. Tokie kriterijai yra. Gerai. Nepaminėjai vienas žmogus, bet Svajūnė, Karolina ar Loreta? O Jėzau. Kažkaip lengviau išsirinkau tarp Čiberčianą ir Reną. Jo, man šitas irgi įdomiai buvo. Susituokčiau greičiausiai, kad su Karolina, jo, aišku. Nes bet kas susitokė su Karolina, jam, finansiškai, ne? Ypatingai, jeigu vaiką turi. Galima gyventi iš jos, tai jos susituokčiau jos su Karolina. Tada, negalėčiau aš taip sauniai padaryti, kad nužudyčiau ją. Tai kol kas aš tave mažiausiai pažįstu, bet mes manau, kad susipažinsim, bet kol kas aš tave nužudau. Auč. Ir tada Svajūnė. Čia dėl senų sentimentų, manau, jo. Ir, santykiai, draugystė vis tiek buvo, tai... Sorry, Loreta. Gerai, tai čia mes iš tikrųjų kaip ir pabaigą. Čia toks lengvas buvo įtampai nuimti, galbūt, bet čia jaučiu sukėliau daugiau gal emocijų. Šiaip buvo labai faina pabazarinti ten. Ačiū tau, man irgi labai faina. Bet labai, kaip pasakyt, daug gerų idėjų turi. Kodėl man dabar ta ranka dreba? Nesėdai, viskas targoja. Jo, šiaip labai įdomu bus pažiūrėti, kaip viskas seksis ir su ta laida, ir su šiaip kūryba, komikų pasaulyje ir panašiai. Tai ir dainą būtų įdomu išgirsti galų gale. Aš būtinai, kai jūs mažiausiai tikėsitės, jums atsiųsiu. Ir lauksiu jūsų recenzijos. Ir dar kartą atsiprašau, kad norėjau tą. Aš neturėjau kur dėtis, jisai mane į kampą įspraudė. Gerai, tai mes kaip ir jo, viskas baigiam. Labai man patinka, pizdėt, aš jau kelsiu dabar viskas jau į Instagramą. Tai gal kokį prikolą čia šok, ne? Grįžta vyras iš komandiruotės. Davai, pasak, garsiau biškį. O ten sėdi rusas, lenkas ir lietuvis. Viskas. Tiesa. Ble, šiaip jo. Reiktų tau čia labai gerai gavas. Gaunasi. Pusė bet aš. Geriau nei Henry tikrai. Į ką Henris galės pataisyti? Jo, jisai tikrai galės pataisyti. Ir yra čia alaus kolonėlė. Ir aš ten nuėjau patį pirmą kartą ir pas juos yra meniu, žodžiu, užrašytas maistas, žinai, kažkoks. Ir sakau, labą dieną, barmenui, sakau, aš noriu sūrio spirgyčių. Jisai nueina į virtuvę, grįžta už 2 minučių. Įsivaizduokit, kiek 2 minutės šiaip pakankamai ilgai praeina, kol tu stovi. Grįžta, sako, neturim. Sakau, gerai, tada aš norėčiau sparnelių. Jisai vėl nueina į virtuvę, grįžta už 2 minučių, sako, neturim. Sakau, gerai, tada noriu svogūnų žiedų, jisai nueina, sako, neturim. Sakau, gerai, tada noriu aš bulvyčių, jisai nueina, grįžta vėl už 2 minučių. Sako, neturim. Sakau, tai ką jūs maisto neturit, tu pats tai, jisai sako, ne, mes neturim aliejus. Tiesiog. Aš galvoju, ką jūs veikėt, ką jūs, blėt, veikėt? Kiekvieną kartą po 2 minutės, tipo, jeigu jūs aliejus, bet aš po to padariau išvadą, kad ten antiek nieks maisto neužsisakinė, kad jis tiesiog nuėjo patikrint, paguglinti, reikia aliejaus tą maistui paruošti, žinai, tipo, čia buvo labai keista, atsimenu. Aš atsimenu irgi kažką prie Kalvarkių turgaus gyvenau, tai mane buvo išmetę, Las Vegaso tą gatvę pagrindinę, tai mane yra išmetę iš to baro, kur yra žalias fonas su merga. Žinot šitą? Kodėl išmetė? Nežinau, aš ten kažką tenai, pasirodo, kad buvo kameros, kur aš galvojau, kad nebuvo, mes ten išsidirbinėjom su porą draugių ir išmetė, ir įsivaizduokit, mus išmeta
mes pasidažiusios, ten apsirengusios, dar kažką mus išmeta. Ir karočią bomžas vidui sėdi ir jam nieks tipo nieko nesako, jūs įsivaizduokit, kokiai tu mentaliniai būsenai. Ja, bet tai man įdomu, ką jis turėtų veikti, kad jūs išmetė bomžą, ne, tipo.